Labai džiaugiuosi už Kauno sportininkus, kurie iš tikrųjų atidavė visas jėgas, labai stengiasi, labai norėjo laimėti ir laimėjo iš tikrųjų labai daug medalių. Lietuva yra antroje vietoje pagal iškovotus aukso medalius ir pirmoje vietoje pagal apskritai iškovotus medalius. Žodžiu. Gal kažko nors daugiau tikėjotės, gal kažkas maloniai nustebino? Maloniai nustebino visi sportininkai, kurie nepatingėjo, kurie labai stipriai ruošėsi ir kurie atidavė visas jėgas. Kaip vaikam, tarkim, rungtyniauti, kaip manot, savo aikštelėje sunkiau, prie savų žiūrovų galbūt atsakomybė ta didesnė, tarkim, kaip šiandien būrelį? Atsakomybė didesnė, bet savo sienos tikrai padeda. Ir palaikymas buvo didesnis, todėl manau, kad jiems patiems buvo daug smagiau žaisti čia. Organizacija mūsų jau prasidėjo ne šiandien ir ne vakarą. Jau prasidėjo prieš metus laiko ir tikrai mums nepritruko kaip studentui paskutinės nakties. Paruošėm net 8 bazės. Visada buvom tikrinami pagrindinių komiteto narių. Jie lankėsi net 5 kartus. Tai vedė ne tik patikrinimą, bet ir kontrolę, kai mes ruošėmės. Girstučio baseiną netgi įvertino kaip vieną geriausių baseinų apskritai istorijoje. Na, o legendinė mūsų sporto halė ir stadionas buvo jam kažkas tai atrasta, unikalaus. Tai aš galvoju, mūsų bazės tikrai juos nustebino. Na, o visa organizacija tikrai negirdėjo jokių nusiskundimų. Kas buvo sunkiausia organizuoti tokį didžiulį renginį? Sunkiausia buvo tai, kad pirmos dienos susitikimas. Aišku, miestelio paruošimas, apgyvendinimas. Čia buvo pirmieji tokie dideli darbai, po kurių mums žaidynės prasidėjęs. Jau tapo viskas įprasta vaga.